crossfitą sužinau kažkur prieš 4 metus, kai dar gyvenau Vokietijai. Mano sesė, kuri gyvena Milane, pradėjo sportuoti. Ir vis man paskambino ir pasadavo, koks geras sportas ir kaip jai patinka. Ir kaip tik tuo metu atsidarė sporto klube, kuriame aš sportavau, irgi atsidarė crossfito boksas ir aišku, ten pabandžiau ir labai patiko. Ir lankiau tada pusę metų Vokietijoje ir tada grįžau prieš 3 metus į Lietuvą ir labai norėjau ir čia toliau sportuoti crossfitą, bet dėja dar nieko nebuvo. Ir tik tai po 1,5 metų, kai atsidarė Brasa klubas, pradėjau čia sportuoti. Šiaip, tai reguliariai sportuoju, tai turbūt kokius jau 8 metus, tai taip ištvermė pas mane ir taip gerai buvo, aišku, kas pasikeitė, tai turbūt jėga, kad dabar galiu pakelti didesnius svorius, aišku, daug naujų dalykų išmokau, tai yra gimnastikos pratimų, kaip prisitraukimai, double underai. Iškart, kai atsidarė klubas, iš karto pradėjau lankyti, tai yra jau 1,5 metų. O turbūt babys. Kodėl? Nes aš matau, tai pratimas, kur dirba tikrai beveik visas kūnas ir ištvermė, ir rankos, kojos, presas, šiaip, apkrauna daug raumenų, turbūt dėl to. Dabar paskutiniu metu tai patinka tas N-ais, double underais ir atsilenkimais, bet šiaip, nežinau, net nelabai galiu įvertinti, kad kažkoks labai šiaip, tuom ir yra galbūt crossfitas ypatingas, kad kiekvienas workoutas yra kitoks ir kažkaip tai vieną kažkaip mėgti neišeina. Mano darbas. Kad pakeliu 100 kilogramų štangą deadliftą. Iš tikrųjų, tai kažkaip tai aš niekad negirdžiu kokią muziką ir visiškai nesiklausau. Man svarbiausia, kad būtų tik tai garsas, kad negirdėčiau savo garsaus kvėpavimo. O šitas klausimas nežinau, negaliu atsakyti tikrai.